Albertas Einšteinas dar savo laikais sakė, kad jeigu bitės išnyktų nuo pasaulio paviršiaus, žmonija turėtų išgyvenimui tik 2 metus. Ir dabar tu man kaip vadovai sakai, žiūrėk, aišku, kad čia mes bandom, bet tu man siūlai bandyti trasoje, supranti? Rinko realiu laiku. Man mano mentorius pasiūlė, kad tai dabar visur registruotis, kur kokios programos yra, vis tiek iš karto nepakliūsi, ten praeis tam tikras laikas ir aš užsiregistravau į tą T-Hubą prie akceleratorių ir kai mane iš pirmo karto pakvietė į atranką, aš skambinau savo mentoriui ir sakiau, ką man dabar daryti. Vilniaus miesto savivaldybė kūrėme tokią metodologiją miestui, kaip galima identifikuoti mieste zonas, kur tos žaliosios infrastruktūros yra didžiausias poreikis. Patogume ir nepatogume aš tiesiog nusprendžiau vieną kartą, kad mes tiesiog kalbėsimės apie raportą ir mes nekursim jokio veiksmo, o tiesiog kalbėsimės. Mes pakalbėjom 6 valandas. Ten, kur tu eini iš širdies, tu natūraliai tiesiog sudedi akcentus ten, kur jie yra svarbiausi ir tavo tos, angliškai būtų, žinai, sparkling eyes, tos degančios akys. Mano buvo pareiga išdresiruoti tą bitę, kad jinai ateitų, atsisėstų prie to stalo ir pradėtų valgyti tą picą. Ta prasme, kaip? Nes tai, kad tu mažinsi CO2, tai tau nepadės prisitaikyti prie liūčių, prie sausrų. Išgyventi dabar. Sako, aš galvojau, kad mane pakilimas į kosmosą man jis įkvėps eiti toliau, o aš atsigręžiau į žemę ir aš tada supratau, kad šiaip tai visur yra mirtis ir kad tik tai čionai yra gyvybė.